Profesinių aukštumų pasiekusių KTU absolventų yra tikrai daug. Ir šiandien mes kalbėsime su įmonės Elinta vadovu Vytautu Jokižu. Kauno technologijos universitete, automatikos fakultete, pramonės elektronikos specialybė tokia buvo. Ir aš ją studijavau 5 metus, ir sėkmingai baigiau. Aš dirbau universitete, dirbau vaizdų atpažinimo laboratorijoje ir mūsų visi darbai buvo su Rusijos karinė pramonė. Tikrai aš nebebuvau naivus ir nemaniau, kad tie darbai gali tęstis. Labai norėjusiu kažką tai savo pradėti, įrodyti, kad ir mes galim padaryti. Ir buvo įkurta firma Elinta, kur pati mintis ir pavadinimą užkoduota elektronika plus intelektas, tai yra Elinta. Be jokių finansų, tiesiog iš 300 rublių, tuo metu užteko registruoti firmą. Tiesiog paėmėm ir įkūrėm šią įmonę. Kiekvieno studento ateinančių dirbti Elintą paklausia, o ar tai yra tavo hobis? Jei yra tavo hobis, žinokit, tas studentas bus ir geras darbuotojas. Turi būti hobis, profesija, gyvenimas. Tam turi gyventi. Kas palinkėtumėte esamiems ir būsimiems studentams? Atsakyti į 3 klausimus, pirmiausia, kiekvienam studentui. Ko reikia Lietuvai, pasauliui, ką aš mėgstu ir ką aš galiu. Jeigu nors vieno iš šitų komponentų trūksta, tai nepavyks nieko pasiekti. Nes jeigu tu mėgsti ir tu gali, bet to nereikia, kas dabar dažnai būna, studijuoji to, ko nereikia, tai, tu būsi paprasčiausiai bedarbis. Žmonės gyvenantys Lietuvoje pilnai turi galimybę savo darbą, savo sukurtus produktus parduoti, platinti visam pasaulyje. Tad aš siūlyčiau visiems studentam dirbti visam pasaulyje, o gyventi Lietuvoje.